Tai sveiki, tęsiam toliau Atspindžių teatrų suaugusių mėgėjų teatrų peržiūrą. Ir šiuo metu jau užkulisiuose nekantrauja jų pristatyti šviežią spektaklį, tai yra Varėnos kultūros centro Matuizų struktūrinio padalinio suaugusių žmonių teatras Giraitė. Pristato Irenos Čeplikinės kartu su Donutės Drobelienės pjesę Dar ne čėsas. Sakė, jeigu nesuprasit, tai išversiu. Dar ne laikas. Režisierė Irena Čeplikinė. Pasitikime. Gerbiami žiūrovai, prašome išjungti savo mobiliuosius telefonus. Ačiū. Sulaukiau 80 metų. Sulaukiau ir pailsau. Pailsau ne nuo metų naštos, ne. O nuo jų ilgumų. Nuo tų dienų, katros lenka šimtais lėtai. Va rodos dar neseniai vaikas
lakiojau po rasautas pievas. O šiandien Dziegulio klausaus, kad Dziegulius skaičiuoja valandas. Ir daboju, kad mano gyvenimo saulukė laidės vis žemiau ir žemiau. Kibagalas, kibagalas. Negi dabar mano ta jau čėsas jau mirts, tai ten neštuka. Ale žmogus tai šitam reikalui turi pasiruošti, sustvarkyti, paruošti ūkį, apeiti, kad gautųs viskas godžiai, tvarkingai, kad nebūtų juoko prieš kaimyną. Ale Dievajau, tai kad tugi tas čėsas pasirinks, va jai mirtau per darbynėsi, tai Marceliukį Dievaliau mano, prapul, čia va, jai per darbynėsi, va, Liepos mėnesį, brat, pati javapjūtė, rugius reikia kirsti, o tį rugsėjį, bulbos, o tie daug ir gruodis, kalėdos. Reikia ir meiterį užpudent, va. Tai kad tugi tas čėsas pasirinks mirts, Ir vėl nieko nedirba, tai visina. Jonele, kiek jau tu gali sėdėti? Ai, padirbu, nora. Sakau, naujus tvarto vartus subudavosi. Ai, Jonele, negali žiūrėti, paptuce. Marcelė, man ne tavo tvartai vartai rūpi. Aha, kas jau tau rūpi? Man užgulė didesnė rūpesčiai pečius. Aha, kokie jau tau rūpesčiai? Aš nutariau mirti. Ponia tu Matsna, jau tu šitoj nedėlio penktas rozas miršė, kaip gyvas, ten gyvas. Ar tu girdi, kur tu šneki pats? Ar tu girdi? Ir tiek iš tavi jokios naudos, dar versus rašė per patį darbinį. Mart, tu nešokalauk. Eik tu, sėk. Taigi šiek aš ir sakau, ne šiandien gyva mirščiu, ar rytoj. Aš sakau, reikia pasirinkti tinkamų čėsų. Supranti, va net ūkininko kalendorių daboja. Jei mirtau Liepos mėnesį, tai žinai, tu rugius dar gali nuspjautani. O jau su bulbom, būt lakas. Na, matai, jis padabojo kalendorių ir nusprendė, va vienas, kada jam mirs. Kur tai matyta? Juk kokis klapatas, kaip namuose ligonis yra. Jau didesnio klapato nei būts negali. Nė vienam priešui nereikia turėti tokius ligonis ir dabar. Ponia, tu Matsna, ir dar nebėlė kokius ligonis. Ale va su tokiais pričiūdais, Dieve, pravda, jūs girdėjot, mirt susruošė žmogus. Ko Jėzus Marija, Ponia, tu Matsnas, ir kas tom galvelai narašo šitam žmogui, Oi, ir ko žinai, kad būt mano gyvenimas susiklostys, jei ne šitas Jonas. O jaunystėje, tai žinokit, ir aš buvau įsimylėjus. Tokį gražų bernų. Kaimą vienas tokis buvo, pranas. Kokies tai gal pasitiks. Plaukai garbiniuoti. O didžiulis, tokis 2 metrai. O jau šokėjas būdavo, kaip išveda mane, tai kaip plunksnukį nešioja. O
Oi, ir jis mane mylėjo, oi, mane mylėjo. Na, vat pas tėvulį piršlius buvo atsiuntęs. Ale tėvas pasakė, neisi ir gatava, bus ne namo iš namų. Jūs tik pamėsite, pečius purinas, o iš čerčiukų prašo, nu. Negana, kad papirosas dar pirkcinis, čerčiukų jam tai reikia. Ar neišlaidūnas, nu? Pasakiau, neisi ir gatava. Kiek mano tadų priverkta, kiek mano naktų nemiegota. Atvažiavo Jonas, o kuo aš jauna durna merga. Davė kunigų kyšio medaus, patep ir patekėjo. Eik, sakau, Joneli, padirksi kuo nori. Gal mislios iš galvos durnos išeis. Eik, nu, eik. Mąstumai. Nu jokio žėmastio. Jokio. Jei tik dirbs, tu mokus geresnį žodį ir nežinai, kaip dirbs. Ojei, turbūt reiks tept šitas kryžius tempt iki grabų lantų. Dieve, atsiųsk tu man greitų smertį ir langų. Gerai, negerai būtų mirus, anie balus, nenorėtum numirti. Ale gerai būtų virt ant sauso šieno, seniau būtų sėdam bliausko pilnas kievas. Nenorėtum brat žiemon. Žemėn gruodį tai šalus, kas tau grabo duobiškas? Tu čia ku? Poteriauji, ar eilėraščius kuri? Susėdai, tokius eilėraščius. Aš mirčiu šiuos. Tai supranti, ripštaloju čėsų, kad tu pašventų Petrui martus pas baladovus. Tep. Jau šito nedėliom kaiminėlį. Pelturos pas tu šventų Petrų baladovus. Ale, kad pasvartų stovi, tek pasvartų stovi. Kad Petras neprieima, tek neprieima. Velnias jo nevins. Jis kaip tai mašina sena. Važiuoja, burzgia ir vėl važiuoja. Nu, neims jo velnias. Kiekų. Tai čia teisybė? Aha. O aš galvoju, kad bobos pletkavoja. Na, tek. Jogu, o vaisės jau surušė? Ne, dar ne. Kaip nesurušė? Pakasinos be vaišių, tai nepakasinos, žinau. Nepakasinos. Nu, matau, tu čia nieko nesiūlai. Reikia eiti parduotuvę. Nes ko išdaryti žada? Ir dar bobos pletkų laukia. Bėgu jau nelikė. Nu, tu Joneli, sėsi į kapines, ar dar krautuvę nuvesi? Duona baigus. Dieve tu šventą. Aš apie smertį šneku jų apie duoną. Jokio žėlastis, nu jokios iš tavi žėlastis nesulaukiu. Jokio žėlastis, na? Jokio žėlastis. O jums ir paškadams. Oi, tu mano Jonulė, oi, tu mano priesakėla, oi, tu mano sukelėlina, oi, tu mano bernužėlė, tu mano mylimukas. Ir kaip tu mane dabar vienu paliksi ant šitos žemelės ir kukui aš bet tavi darysiu. Na, ar gerai, Jonė? Gerai kažkadavoju, kokių dar planų turi, poli? Tas ar matęs tu Brats. Aš norėjau jai pasguost savo kryvdas išpausti. Ojoj, matai. Marks, čia aš 20 metų už tave vyresnį. O tu, ar kada nors per šitus pragyventus metus mani paškadavojai?
paklausė Jonai, gal tau pusopą, gulkis, pailsai. Nieki neišgirdau šito žodžio. 20 metų jaunesnė. Matai? Vis sučiais pragyveno su jaunesnė, o dar man senatvės ėmė ir prisiminė. Nu, Jonelė, jau užgėdojate, kaip gaisystas ant skiedrytis. Sarmatas turėti. O žiūrėk, va su jaunesnė, tai pirmas ir derlius susvežė. Sakau, su jaunesnė gal ir paskui Šventų Petrų greičiau papūs. Paprašys, Jonelė, a? Ai, Dieve, kada tu rimtai pakalbais? Visku palaidžiu juokais, latkais kokiais. Diekas išlenda. Mert, čia aš koždų dieną einu senyn ir daboju, kad aš koždų dieną lyg tai šitom žemėm niekam daraus ir nereikalingas. Kokias kai svečianas. Klausyk, čia girtu daboju, kokia tai pasidarei man svecina. Atšalus, bratia. Oi, Jonelė, Jonelė. Oi, Jonelė, Jonelė. Jau tu šiandien man tiek prisakei, tai daugiau nei per visų mėnesį. Nu, svetima ją matai. Atšalus. Pone, tu matnas. Nu. Švalia, taip man pasakyk. Kiek aš čia kam galiu poryt ir kalbėt, kad niekas neklauso, ko aš kalbu. Aš klausau kiekvienų dienų tavo šitas nebūlničias. Tik neturiu ką tau pasakyti. Tu dabar, ko man pasakyk, bratia. Nu, kada jau tu dabar čia klausai ir neturi ko man pasakyti. Nu, kada mes pradėjom nesuprasti vienas kito, a? Ar? Nuo kada? Nuo kada? čia. O tu gerai pamėslik nuo kada? Gal nuo tada, Jonelė, kad mūsų dienos pasidarė tykios, kaip šitas kambarys. Nuo tada, kad traktorius tau pasidarė svarbesnis nei aš. Jonelė. Pabražda gyvena. Traktorių prikišu. Tai tu kumėsi, net geriau traktorių nelik aptarė. Marta, tu šitokia dar graži moteriškaitė, ja? Tada tau dar gyvenimas visas prieš akis. Ani, dabu, dar ir Facebookan dabuoja. Ai, Jonelė, tai dar ir Facebookan nieko gero neužgirsi. Va, vienas kitų tik graužia, tik jėda. Nieko gero. Nu, gal ir nieko gero. Ale Marta, tu man pasakyk, kas mano vienatvį supras, a? Šiek mes vaikų tai neužgyveno. Ana kaimynai atliko išmirė, iškeliavo napilį. Ogi nori stoteliuoti. Nori skruoti ir arbatėlis išgerti. Galų gale ir kursinio ašaros kaptasa. O tu, su prisiminimais tai išgerti. Ne. Žinai, Jonelė, gal geriau arbatukį gerti su prisiminimais, nei būti tarp žmonių ir jaustis vienai. Pravdu sakai, tėvai. Jonai, tu vėl savo dramas pradedi. Oi, tie. Gali man vainiką susakyti, tie pravai, kad gerai trūkysis paskui. Lauk šitų nosių tu nusimerčis man akis tavos pradėjai. Jonai, ar jau miršti, nu Jonai. O Jėzus, nu, baigti tas dramas. Man rodos, kad iki večerijos nedatysiu. Jonai, jau miršti, jau viskas, Jonai. Jonai, o Jėzau, Jonas miršta, Jonas. Kas pastarė? Jonai, kas pastarė?
degalų. Oi, skubumas. O jeigu pieštų pirkai, tai tik su plunksnom reikėjo jums. Taigi sakydavo, prieš šalčius, taigi šilumos daugiau. Ai, o jei jau skolindavo, tai su poperuku ir su palūkanu. Sąžiningas žmogus O ką meslinat? Marcelė tekėjo dėl žemės ar iš meilės? Gigalai ir geresnį žemynų susirasti. Šitokia godna merga buvo. Visėgi kaimo bernai jų dabuoju. Kažin kam žemė užrašys. Taigi vaikų savų tai neturėjau. Marcelė, o tai kam daugiau? Šitiek jis jų mylėjo. Marcelė. Marcelė, o gal bažnyčiai? Bažnyčiai. Gal jau giminiai greičiau. Taigi, padabokit, ką pamiršta žmogus. Apsulakė tai kaip krankliai. Ale, kas tai žino, kas jo galvot? Jam gi tuoj užteks du ant svieto. Jonai! Aš jau miršti, Jonai! Jonai! Esu iš laidojimo namų juodoji kalvė. Kas tokia? Juodoji kalvė. Jonai, sarmatos turėti! Niekada, kad mirtų su šiaip pirmą čia dar juoda kalė pas tave. Odė, ne taip supratote. Esu laidotuvių planuotoja. Vadybininkė fekalija. Organizuoju laidotuvės. Nespėj žmogus kojo atšalt, o jaugi laidotuvių planuotoja. Tokie laikai, ponios, tokie laikai, kad tik jums rūpesčių būtų mažiau. Mes juodoji kalė su fekalė, tik mes galime pasirūpinti jūsų laidotuvėmis. Tik mes. Taigi, nedelsiant siūlau rinktis tarp tradicinio laidojimo ir senovinių papročių. O gal šiuolaikiškai, kaip dabar labai madinga, kremuosite? Oi, ponė, jūs kitą kalėje ir fekalę kam vadina. Tai ir sekas vyras kremutė. Man tai patinka, kad kremų patepa. Tai ne tokios pasišplyškis. Kremu? Kremu? Ne taip suprato. Kremuoti? Tai yra deginti. Deginti? Vadinasi, kremuoti. Bet jeigu nekremuosite, melionę, tai yra nedeginsite. Vadinasi, šarvuosite karste. O jeigu karste, tai grimuotoja bus. Padarys dieną. Vakarinį makijažą. Kokią tik pageidausite. Pigiau grybo. Bet vis tiek siūlyčiau kremuoti. Na kam tą duobę kasti? Samdyti 4 kasėjus. Geriau nedidukė urną ir vietos liks kitais daugiau. Ir pigiau grybo. Na štai pasižiūrėkite, kokių tik turime urnų ir varinių. Sidabrinių ir auksinių ir netgi ekologinių medinių su gamtos motyvų piešinukais. Pigiau grybo. Tai kad sebazos, tai kad jūs sėdėls. Oi,
vazos ar indai. Tai paskutiniai Karlio Klyno dizaino šedevrai, draugiškos gamtai ir amžinybei. Ir pigiau grįžo. Arė ir kainos, kaip mes su tavim rozom. O tai gal sekas trilitriniams slainikam dėti? Taigi vis tiek svarbu turinys, o ne vaza. Pasakei, kokius trilitriniam slainis. Šonė, ar tu girdži? O jei per savo dūkį sumaišė su miltais. Plyvus iš tiek, jokių slainių, jokių slainių. O, idėja. Galima ant lauko išbarstyti. Pigiau grybo. Kokius pigiau grybo. Visų gyvenimų žmogus dirbo žemės. O jei bulbukė supus, jei derlius bus blogas, paskui Jonelį tave kaltins, ar girdži, jokių tų vazų, jokių tik kremavimų, laidosim, kad visi žmonės graban normaliai. Nu, puiku. Grabas. Grabas, tai grabas, puiku, puiku. Pasižiūrėkite, kokių turime grabų. Mažolėmis, aksaulė išmuštas, gyveni mikštai ir išėjai mikštai. O gal prabangesnis variantas, raudonmedžio, veliūro išmuštas, su greitai sudarančiu dagčiu. O gal paprastas, pušies lentų, jokio varžto, sudėjai žmogui pigiau grybų. Taip, tai kad mums reikia paprastas grabas, Jonelį, ar girdži. Taigi ne kunigaikščiai laidos. Svarbiausia, kad rūtas. Jonelį, o dar medžio pas mus namie yra, gal ir pats pasiimt su grabu. Kas auksinės turi Jonelį. Ir bus lietuviškas grabas, pigiau grybų. Kokį patys? Jokių patys. Tik mes galim, tik mes, jaunoji kalė su mekaniu. Tik mes. Galime pasirūpinti. Jūsų laidotuvėmis tik mes, niekas daugiau. Pasižiūrėkite, kokį grabų spalvų spektaklį. Daug klasikinės spalvos, iki prabangaus varianto bordo, netgi su auksiniais ornamentais. Pigiau grybų. Bordo, aš senovis labai žalių spalvų mėgau. Tam savo atspalvis gerą kartą. Jonelį, jei tu tiek durnavosi, tai zingelės, o ne į samanų spalvos grabą. O, žalias grabas. Tai kad ekologinės laidotuvės, ane? Pigiau grybų! Puiku. Originalu, puiku. Žalias karstas, įsirašom žalias karstas. Ekologinės laidotuvės, žalias karstas, grabas. O, kiekvienas giedotojų. O gal leisite įrašus? Ar kokią nors liaudišką dainą? Ant kalno. Už kalno rūkas, guli jonukas, gražus kaprukas. O kam jūs reikalingos? O tai kas mes? Negėdorkos? Savo žmogaus neatgėdosim. Aha, nuo krėtkų visas šėtas rozu, o jau te kokios vecės jam gėdu. Jis mus visas mylai pamačydavo, mes ir vargiai ir džiaugsmi, tiek ir užbaigė. Laidosim senoviškai. Senoviškai? Puiku. Kas senoviška, tai dabar labai madinga, labai ir pigiau grybų. Tai jei senoviškai, tai gal kaip pagonys ar vikingai? Vikingai. Įsivaizduokime, pastatysim laivą, uždegsim ir paleisim upę. Laivas plauks, bangos neš, vėjas pūs. Ir nupūsim sosiedo kiemų. Ir sulakė sosieda ir davoja, kad
traktorius. Ketils graba. Jokių problemų, ponė. Galime išrinkti ir sudėti dalimis pigiau grybo. Pigiau grybo. Sudėsim. Nu, o gal dar kokiu nors pomėgiu turėjo melionės? O gal žvejys buvo, tai meškerę sudėtume ir išarvosime irgi pigiau grybo. Žvejys tai geras buvo. Ale, čia net visada meškerės neimdavo. Taigi sakydavo, nesisek. Ale iš kur jau tiek peininką žinai? Matydavo, ką paidavo į nažerų. Tik tai visada meškerė. Šio momento neakcentuosime. Gal dar kokiu nors pomėgiu turėjo melionės? Ai, pomėgių tai daug turėjo. Na, burnelą išlenkt mėgo. Nedažnai, bet ne ir nesisakydavo. Šito pomėgio neakcentuosi. Supratau, ponė, supratau. Aha, ką mes čia turime? O ponia, jeigu reikės jį aprant, tai nesirūpykit. Šliūbinis kostiumas šiaip ką. Jak naujas kinuros buvo pasirėdęs. Šliūbinis. Šliūbinis, jūs tik paklausykit, šliūbinis. Šitiek metų praleido netilps. Kaip tai netils, ponia? Tokis pats, ką buvo jaunystė ir dar tokis pats guli. Nu, tils. Netils, gimatai, netils. Pakelsim, prakirpsim ir bus pigiau grybo. Gerai. Ir paskutinis klausimas. Bene svarbiausias. Gedulingi pietus. Oi, mums tai ponia gedulingų pietų reikia pigiau grybų. Oriai gedulingų pigiau grybų, be pompastikos, be fejerverkų, bet orkestras tai gali būti. Jaunulis jaunystėn labai gražiai su armoški grajama. Tai orkestrų galima jiems. Supratau. Be pompastikos, orkestras ir pigiau grybų. Pigiau grybų. Supratau. Turime 3 variantus. 3. Ekonominis. Valandėlį sontukės įdaro, plius kisėlius ir plius 2 komplektai žvakučių dovanų. Dovanų. Tradicinis. Valandėlį sontukės įdaro, plius kisėlius, plius 3 rūšių pyragas, 3 sūrių pyragas ir jūsų velionio nuotrauka rėmelėje dovanų. Dovanų. Ir taip. Valandėlis sontukės įdaro, plius kisėlius, plius 3 rūšių vynas ir bene svarbiausia, prabangi ašarų servitėlių dėžutė kiekvienam dalyviui dovanų. Dovanų? Oi, tai jei šitiek dovanų, tai imam tų pik ir tų tradicijų. Supratau, galime sujungti. Valandėlis sontukės įdaro, plius kisėlius, plius 3 rūšių vynas, plius žvakučių Ponia, jūs tai nevarkit. Tada pas mus pilnas sklepas bulbų. Tai sakau, gal mes priskepsim dačius bulvinių blynų ar kugelio puto. Visiems užteks. Ale gerai, tu Joneli sakai, nu turim bulbų, prikepsim kugelio. Joneliu, kaip sakai, dar lašinių patrupysim, kad būt kaip žmoniuką paskui. Puikiai idėja. Originalu. Pridėsim prie meniu, kaip tradicinė močiutės virtuvė. Skausmo skonis su nostalgija. Jonai jau miršti. Marcelė, supratau, bėgot jūsų katafalkų. Laikas pinigai. O Jėzau, laikas pinigai sakė. Jonai jau miršti, palauk, dar nesisuoti. Ai, nu kunigų pakėlėsiu, dar Jonai, paluktek. Luktek dar, luktek. Ale jūs versis neima? Aha, smercis neima.
padabosiu. Marcelė, šoks ne man maisto atnešti. Taigi reikės kunigas pavaišyti po paskutinio patepimo. Nuvažiavo susėdas kunigu, o klebono gaspadinė ir sako, ale jau tu čia laiko atvažiavai, taigi mūsų ožys rujoja. O susėdas ir pamislino, kokis sutapimas, taigi ir mūsų ožkano ožio paskėlus. Tai kunigas rangis, susėdas įsikėlė ožį vežimą ir nudardėjai. Ir ką tik sustojo kieman, ožys išgirdis ožkelais balsų tik strikt iš vežimų. Ožkelai bėgt pirkion ir ciesis klepan. Ožys tai iš paskos. Tai kino ir paslakstis, tai bus dabar ožokų. Ožokų dar tiesmos. Garbė Jėzui Kristui. Prisėskit, mano brangus parapijiečiai. Žiūrau, jūs čia linksmai gyvenate, linksminatės. Jonuli, girdėjau, kad tu čia rimtų planų turi, nusiteikęs ruoštis dvasiškams dalykams. Tai dvasiškas tėvelis. Pakelsiu tave, kad kunigėlis atėjo. Tai dėp. O, galiu paskelbsiu. Sakau, dvasiškas tėvelis. Jei iki lapkričio mėnesio nenusipirksiu grabo su kasnikais, tai viskas tvarko. Ale, pasakyk, ar sekas numirti su šypsenu? Oi, tu Jonuli, jeigu visi tokie tvarkingi būtų kaip tu, tai žinau, kad kapinių sargas daugiau išeiginių turėtų. Ale, manau, prieš išeinant gal reikėtų kokį gerą darbą nudirbti. Oi, kunigėlė, tiesa prie smerci naujus tvarto vartus subūdavoja. Bašys po žemės ištrauksiu, jei nesubūdavoja. Merteliuke, būželė tu mano, aš tau visakų padarysiu. Jei tu suriktavosi man geras pakasinas ir neširsi, jei kada alaus butelaitį įgertų. Jonuli, Dievas mėgsta tvarką, o ne tavo juokas į patį dar pralinksmins. Nu, jeigu nusprendė jau mirti, tai gal kokių nuodėmių turi, gal kokią kaimynę įsipakutenės. Dvasiškas tėvelį. Didžiausia turbūt per nuodėmė, kad dar aš gyvas. O jei dar gyvensiu, tai visai žemės aprašysiu bažnyčiai. Jonuli, tu taip nešnekėk, nes mertis neteis, žinau, ko ji nėra atėjus. Ji, tos, kur juokus myli, nerūšiuoja, vai ne. Nu, Marceliuke, tu pasakyk, kaip ten su tom žemėm, ar bus ką daryti? Oi, kunigėlė, kad man ne žemės rūpi, man bulbukės rūpi, kunigėlė. Nu. Jūs tik paklausykit šitos moteriškutės mano aukso. Jei bulbukės rūpi, ne žemės. Jonuli, auksą reikia laikyti to žemę. Nu, Jonelė, nu ne tik bulbukės rūpi, nu ir tu rūpi. Ir tu rūpi, matai, ką rūpinu. Ar jūs jau pasiruošę, kad valkas jau laukia? Gyvas? Gyvas. Nieko nesuprantu. O kas katafalų? Ko laukia? Žmogus bratas šymas, kalba, dar biškį išpaustina. O jei suriktavoji, mani pakavau. Taip, nu. Tai kas čia tada? Biznis? Ai? O kaip tu misliai, Joneli? Šiais laikais yra viskas planuojama. Ir krikštynos, ir veselės, ir jubiliejai. Ir pakasinos. Ir net pakasinos. O kaip tu manai, su tokiu organizavimu pakliūti anapilin, irgi reikia bilietų. Ai, ačiū, jūs vyra
kaimynai ir kaimynėjai. Labai dėkaluoju, kad šitaipos jūs čia greitai susorganizavo ir ruošis man pakasydą. Dar spėjus apipletkavot ir žemės padalyti, o šiandien aš kalūdų dar noriu pagyventi. Ir dar ko gero ir pagyventi. Su šitokiu organizaciniu koalicija subrąs ir su savo praeigiausiu Marceliuke, aš galvoju, kad aš pagyvensiu. Joneli, kiekvienam savo čėsas ir savo kryželis. Skaitinys iš senolių skrynelis. Žmogelis kiekvieną rytą melsdamas dievulio klausia, už ką tu man tokį sunkų kryželį skyrei? Dievuliui nusibodo žmogelio rytovimas, pasišaukė jį ir sako, va, pažiūrėk, kiek čia kryželį, rinkis kokį tik nori. Ilgai žmogelis rinkosi, kėlė, vartė, statė, padėjo, vėl pakėlė, pavartė, pastatė, galiausiai įsirinko. Pažiūri dievulis, kad tai tas pats kryželis, kuriam ir buvo skirtas. Taigi, brangi parapijiečiai, dievulis skiria tokį kryželį, kokį galite jūs panešti. Tai ir neškim kiekvienas savo kryželį ir eikim gyvenimo keliu viens kitam pamačydami, va žmogaus gyvenimas yra brangus, o čėsas dar brangesnis. Ir nesijuokim iš senatvės, pasijuokim iš savy. Va čėsas greitai bėga ir patys būsim tokie. Viskas šiesu ateina tie, katrie moka išlaukti. Tad ir neskubėkim, ty kur nečėsas ir nebara. Nu, kituros, Jonė, kaip užsimanysi dėmesio ir norėsi surengti tokį spektaklį, tai organizuosim dviesną. Be planuotojų, be marytojų, neužims kunigėlį ir davį neprašysim. Aktoriai būsim du. Tu ir aš, Jonė. Marceliuke, aukselis tu brangiausias man. Tai negi tu nartu mane ir toliau mylėsi šitų senų kevalų, a? Joneli, Joneli, kur aš dėsiuos? Taigi prieš dievulį daviau priesaikų, kol žemelai mus išskirs, Joneli. Oi, Dievliau, Marceliuke, tu šitaip senai buvai mane apkabinus, a? Pamiršau, apkabyk mane, apkabyk. Apkabyk, 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 apkabyk mane, kad paskubėjau, ojoj, aš neaploju naktų, ojoj, kol melagis buvo man, iškart aš tavo apkabyk mane, kad paskubėjau, ojoj, aš neaploju naktų.
dar ne Česas, režisierė Irena Čeplikienė. Plačiai auditorijai buvo suvaikytas kaip noros. Turėjome generalinį repeticijų 15 žmonių, o pirmų kartų praktiškai ištransliavom. Dėl to labai jaudinomės ir atsiprašom, jeigu kažkur tai per daug susijaudinom. Spektaklį, taigi dabar brangiai laikų 17:40 min.